Šio šuns neįmanoma sumaišyti su jokios kitos veislės atstovu. Susipažinkite, kinų kuoduotasis. Šios veislės atsiradimo istorija tokia sena, kad ji apipinta mitais ir legendomis. Žinoma, dalis tų mitų yra ne iš piršto laužti. Manoma, kad antikiniais laikais milžiniški beplaukiai šunys buvo nugabenti į Kiniją. Po daugybės veisimo kartų jų ūgis buvo sumažintas iki tokio dydžio, kuris tiktų darbui laivuose. Ir iš tiesų, šių šunų pirminė paskirtis buvo didelių laivuose gyvenančių žiurkių medžioklė. Taip ši veislė gavo kinų laivų šunų vardą – Chinese Ship Dog. Ankstyvose rašytiniuose šaltiniuose ir piešiniuose panašų šunys į kinų kuoduotosius randami garsios Centrinės Amerikos indėnų tautos actekų draugijoje. Manoma, kad šie šunys jau 13–14 amžiuose vėsiomis naktimis šildė klajoklius actekus. Dėl savo pikantiškos išvaizdos šios veislės atstovai labai greitai surado savo vietą žmonių širdyse. Jie tapo šunimis kompanionais. Jie greitai prisiriša prie savo šeimininko ir nemėgsta nepažįstamų žmonių. Jie gali netgi drovėti svetimų žmonių, todėl reikalinga socializacija ir dresūra. Ir negalvokite, kad jei jau šuo beveik neturi plaukų, jų nereikia prižiūrėti. Tačiau apie tai daugiau papasakos Kamilė. Kinų kuoduotieji būna ir plikieji, ir ilgaplaukiai. Ir kas įdomiausia, jie gimsta tokie vienoje vadoje. Tai gali būti brolis plikas ar ne, o jūs, kuris įgijote augintinį ilgais plaukais ir jie auga iki žemės, tokie ilgi plaukai. Taip, tai jų ir priežiūra yra skirtinga. Jeigu tai yra ilgaplaukis šuo, jeigu jisai neina į parodas, tai mes ilgą plauką galim formuoti kaip mums patinka, kaip mes norim, kad jisai atrodytų namuose. Jeigu eina į parodą, tai plaukai yra auginami, kuo ilgesni, kerpamas tik snukis ir ausis. Tačiau su plikaisiais yra daugiau priežiūros, daugiau odos priežiūros, kadangi tai yra plikas šuo, tai reikia prižiūrėti ne kailį, bet odą, ypač karštuoju arba šaltuoju metų sezonu. Karštuoju jie tepami nuo saulės kremais ir tai ne žmonių kremai, tai yra speciali kosmetika šunims. Šaltuoju metu, žinoma, patartina pėdutėm naudoti vašką, taip pat juos rengti rūbeliais, jeigu tai yra lietinga diena, tai naudoti ir kombinezonus ar lietpalčius. Šie šunys ilgai lauke šaltuoju metu negali būti, kadangi jie neturi apsaugos, neturi kailio. Karštuoju metu taip pat jos reikia prižiūrėti, taip pat saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių. Ir kas dar ydinga šiai veisliai, kad jinai kokia graži, jų yra mažas skrandis ir jie linkę į didelės dantų problemas. Reikėtų atsižvelgti į pašarą, kadangi jie sunaudoja energijos labai daug, bet turi gan mažą skrandį, tai jie turėtų ėsti po mažą dozę, bet dažniau dienoj. Neužtenka ryte ir vakare, jiem turėtų būti gramai paskirstyti, kad jie galėtų ėsti dažniau. Taip pat dėl dantų priežiūros, tai mes turim juos valyti kiekvieną kartą, kai maudom, kaip šukuojam savo šunį, atitinkamai duoti skanėstus, kurie apsaugo burnos ertmę ir naudoti skalavimo skysčius, kurie pilasi į vandenį, jiem tikrai labai padėtų burnos ertmei.